Sauliau, kiek kainuos man pasidaryti 6 iš 4 termo pušies terasą? Kiek man kainuos? Daug tokių gaunu užklausą ir nusprendžiau, būsiu atviras. Pasakysiu tiesiai šviesiai. Su termo pušies ir apskritai pušies sprendimais mes nedirbame. Kodėl? Nes aš netikiu tais sprendimais. Prieš 3 metus čia buvo įrengta nauja termo pušies terasa. Kaip? Girdžiu, kad čia, sakot, porcelianas. Taip, čia jau yra kita terasa. Termo pušis, kurią mes buvo įdėta prieš 3 metus, jos dabar čia nėra. Kur jinai? Einam, parodysiu. Štai, ta 3 metų senumo termo pušies terasa yra čia. Kaip matome, ir nesupuvus, karkasas irgi labai nuostabiai atrodo, balkiai 10 iš 10. Bet užsakovas tikrai ne tas žmogus, kuris nori alyvuot prižiūrėti. Čia mes turim pietinę pusę su tamsiu fasadu plus baseinas. Viskas, kas gali būti ekstremaliausia termo pušiai, tas yra. Iš principo žmogus ją pasidarė nežinodamas, kas jo laukia. O kai suprato, pakėlė ranką, sako, viskas, aš nenoriu jai tarnauti. Antras paradoksalus dalykas, kad šita krūva medienos, tai yra medžiagos tai terasai, termo pušiai, darant sąžiningai, kainuoja daugiau negu tos plytelės, kurios sudėtas dabar. Termo pušies sprendimas yra sąlyginai brangesnės negu plytos ir kiekvienais metais reikalauja priežiūros. Matydamas tokią matematiką, aš tiesiog sakau, nedirbu su šitais sprendimais.